Geriau skambančios klaviatūros nesu girdėjęs. Bet išsirink tokią. Tikras galvos skausmas, todėl padėsiu nepasiklysti. Pirmiausia, dydis. 100% klasika tiems, kas gyvena Excel'yje. 96% viskas tas pats, tik šiek tiek daugiau suspausta. 80% arba dar kitaip vadinama TKL klaviatūra be skaičių bloko, kad liktų vietos peliai. 75% kompaktiška, bet vis dar funkcionali, viskas ko reikia žaidimams ir darbui, žinoma, po ranka. 60% čia jau ekstremalus variantas. Tik raidės ir skaičiai, jei reikia rodiklių, šita klaviatūra paprasčiausia ne tau. Bet ką galiu garantuoti, tai vietos ant stalo sutaupo tikrai daugiausiai. Toliau, switchai. Nori tylos ir greičio? Imk raudonus switchus. Nori jausti, kad tikrai paspaudai mygtuką? Rinkis rudus switchus. Na, o jei nori iškraustyti kaimynus? Mėlyni switchai kaip tik tau. O kaip magnetiniai, tai čia realiai legalus cheatas žaidimams, nes leidžia reguliuoti paspaudimo jautrumą. Tiesą pasakius, manau, kad tai yra ateities technologija. O tai kur mačia pyčiai, switchai ir visas krymi garsas? Kaip tie burbuliukai nuo pakavimo popieriaus. Ir čia paslaptis paprasta. Tai yra tie patys raudoni linear switchai, tik jie yra aukštesnės klasės, geriau sutepti ir žymiai stabilesni. Dabar jau žinai, ką rinktis, tad išsisaugok šį video, kad nepamestum, kai pirksi naują klaviatūrą. Tiesa, labai ačiū Klaviatūros Shop, nes būtent jie paskolino visas šias klaviatūras, kad galėčiau sukurti šį video.